Labą dieną. Aš esu Saulius Savickis, atstovauju šiuo atveju asociaciją Mano miestas Klaipėda ir bandysime 10 ar 15 minučių išlaikyti jūsų dėmesį prieš kavos pertraukėlę. Kas nebus turbūt paprasta, nes prieš mane skaitęs pranešėjas buvo itin konstruktyvus, dalykiškas, daug skaičių, o mano tas pranešimas gal daugiau toks lyrinis. Bet galbūt prieš kavos pertraukėlę kaip tik. Prieš pranešimą pradedant, norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į kelis aspektus. Tai pirma, pavadinime matome viziją, gal iš tikrųjų tai nebus vizija, daugiau apžvalga. Kitas aspektas, mano pranešimas turbūt tokiai auditorijai yra pirmas, tai jeigu padarysiu kažkokių tai daug klaidų, kelkite ranką, sakykite stok ir grįžk į pradinę padėtį, nes ne viskas aišku. Kiek iš jūsų yra dalyvavę vienokią ar kitokią formą lankėsi parodose mugėse? Tai gal jums ir jokių vizijų nereikia? Gerai, aš vis dėlto jums leidus pasidalinsiu savo matymą ir savo supratimu. Kalbant apie parodas, muges, konferencijas, pagrindinis išskirtinumas lyginant su kitom rinkodaros priemonėm, tai vis dėlto yra gyvas bendravimas ir to bendravimo pasekoje gimstantys susitarimai, verslo susitarimai, kontraktai, sutartys, aišku, ir pats pardavimo procesas. Taigi, jeigu nusikelt daug šimtmečių atgal, tai visgi prekyba ir prekybiniai santykiai, finansiniai įvairūs santykiai, jie, nežinau, matyt nuo žmonijos priešaušrio dar egzistuoja, sakykime, ir prisiminus Romos monetas iškastas, reiškia, 2 amžiaus datuojamas ir taip toliau. Taigi, lietuviai versli tauta ir turguose, jomarkuose, įvairiuose prekybos vietose nuo neatmenamų laikų buvo prekiaujama ir, sakyčiau, netgi toks pakitęs modelis atėjo iki šių dienų ir įsitvirtino taip pat parodų ir mugių veikloje. Pati savoka ir, ar pavadinkim, ta forma, parodos forma, jinai prasidėjo nuo 1851 metų, kai Londone buvo surengta pirmoji pasaulinė paroda. Nuo to laiko savoka paroda įsitvirtino naujos, sakykime, veiklos kaip ir rūšis. Dalyvavo 25 šalių atstovai, bet tais laikais lankytojų skaičius įspūdingas 6 milijonai. Čia pateikta skaidrė 1867 metų pasaulinės parodos, kuri vyko Paryžiuje, ir ten 50 000 dalyvių iš viso pasaulio dalyvavo ir lankytojų skaičius 15 milijonų. Čia įsidėmėtina, čia turbūt, reiškia, čia toj vietoj galbūt reiktų atkreipti dėmesį, kad pasaulinių parodų praktikoje, čia kaip olimpinėse žaidynėse statoma tame mieste vietoje, regione, kur vyksta pasaulinė paroda ir, reiškia, statoma daug infrastruktūrinių tokių statinių, kurie paskui lieka ir naudojami dažniausiai verslo reikalams arba viešojo sektoriaus. Tai nuo 1851 metų, kai pirmoji pasaulinė paroda pradėjo savo veiklą, iki šių metų surengta išties įspūdingas kiekis parodų pasaulinių įvairiuose šalyse ir kiekviena paroda pasaulinė turi savo tarsi moto, savo pagrindinę kryptį. Be abejo, tokiuose parodose demonstruojami tiek verslo, tiek pramonės, tiek valstybių, tiek galbūt net ir viešojo sektoriaus pasiekimai.
kokia valstybė gali pasididžiuoti, kuom gali prisidėti prie pasaulinių procesų vystymosi, tobulėjimo. Tai, sakykime, jeigu pasaulinėse parodose vyksta tokie masyvūs pristatymai, tai tas pats modelis iš principo yra nukeliamas ir į mažesnės parodas, ne pasaulinės. Jose taip pat demonstruojami įvairūs pasiekimai, tik mažesni. Tai kas vyksta šiuo metu Europoje, kas vyko šiuo metu pastarąjį galbūt 100-metį ar 50-metį Europoje. Tai Europos parodų lyderis nuo seno kažkaip įsitvirtino ir buvo ir yra Vokietija. Ir Vokietijoje turbūt ne vienas esate buvę įvairiuose parodų centruose, kurių yra apstu, iš tiesų labai daug. Ir šioje skaidrėje matote tam tikrų statistinių duomenų, įspūdingi plotai nuo 500 tūkstančių kvadratinių metrų, kas yra 50 hektarų plotas, iki mažesnių. Sakykime, kiek mano žinios siekia, tai Vokietijoje dauguma parodų centrų, parodų ir konferencijų centrų, taip sakant, jų valdyme dalyvauja municipalitetai ir tokia forma užtikrina tai, kad tai nebūtų vien tik kažkokio tai privataus verslo interesas, o taip pat ir regiono, miesto ar visos valstybės, kaip sakykime, jeigu Lietuvoje tai yra Lietuvos parodų centras Litexpo. Europoje ir visam pasaulyje yra tokia asociacija, kurią aš jums noriu pristatyti, tai vadinasi sutrumpintai UFI. Jinai yra pasaulinė parodų industrijos asociacija, vienijanti parodų mugių organizatorius. Ir taip toliau. Ir ji yra pati didžiausia pasaulio parodų organizatorių ir centrų asociacija, turinti daugiau nei 600 narių įvairiuose pasaulio šalyse. Taip, čia truputį nesimato kažkodėl. Čia aš norėčiau atkreipti dėmesį, kad jeigu šiaip tai kiekviena Europos valstybė turi savo parodų centrus ir ne po vieną. Ir sakykime, jeigu jums būtų įdomu, tai Prancūzija, aišku, didelė šalis, joje vyksta 549 parodos, apie konferencijas aš net nekalbu, jų yra apstu ir atkreipsiu dėmesį, kad pastarojo dešimtmečio, kokios yra tendencijos, tai kiekvienoj parodoj stengiamasi, kad būtų kuo daugiau lydinčių renginių, tai yra konferencijų, kongresų, simpoziumų, todėl, kad verslo atstovai važiuodami į tokius renginius, į parodas, jie nori keistis patirtim, nori sužinoti, ta prasme, ir know-how, ir žinios jiems rūpi. Ir tai yra, ta prasme, suteikiama konferencijose. Tai tęsiant, Ispanija 330 parodų, Vokietija 240 ir taip toliau. Bet akcentuoti noriu, kad kiekvienos valstybės garbės reikalas yra, reiškia, kad joje, ar tai regione, valstybė vyktų kuo didesnė įtaka turinčių parodų arba konferencijų. UFI prezidentas, paskutinis išrinktas Brinenas, aš tik pacituosiu, ką jisai sako, kad parodų verslas turi didelę įtaką Europos ekonominiam vystymuisi ir mes turime būti tikri, kad tai
gerai suprantama visoje ES teritorijoje. Tai yra, iš tikrųjų, šiuose žodžiuose, kaip sakykime, aš įskaitau, aš žinau platesnį tekstą, kad parodos iki šiol daro didžiulę įtaką ekonominiams procesams visoje Europoje. Ir tai yra, kaip jau ir minėjau, kartojusi, svarbus veiksnys ekonomikai. Čia trumpai galbūt dar viena asociacija MECA, kuri vienyje pagrindinius parodų centrus. Tai čia tiesiog jums dėl bendros statistikos, kiek eksponentų, kiek dalyvių, kitaip sakant, parodų, kiek lankytojų ir parodiniai plotai ir apyvarta. Štai čia yra tokio miestelio, kuris yra, sakykime, kiek mes ieškojome, tai panašaus dydžio kaip Klaipėda, na, šiek tiek didesnis. Sunkiai tarėsi Karlsrūje. Pateiktas, reiškia, tame miestelį įgyvendintas projektas, tai parodų ir konferencijų centro projektas. Tas miestelis yra apie, dabar bijau suklysti, apie 70 ar 100 km nuo Düsseldorfo, o žinia, jums priminsiu, kad Düsseldorfas turi didžiulį parodų centrą, tarptautinio lygio, tam pasaulinio netgi galima sakyti lygio, visgi tokiu atstumu vokiečiai gali sau leisti įrengti mažesnį, bet mūsų mastais pakankamai didelį, 52 000 km2 parodų ir konferencijų centrą. Jis įrengtas ne per seniausiai, berods kokie 5 metai gal 7 metai atgal. Taip, sako man jau laikas, tai aš tada pagreitinsiu. Pirmoji turgavietė 18 amžiaus pradžia, rašytiniai šaltiniai, čia turimas omenyje Memelis tuometinis, dabartinė Klaipėda. Čia tiesiog nuotrauką, jūs matote 20 amžiaus pradžios čia yra nuotrauka. Čia yra, atspėkit kas? Galbūt Friedricho pasažas, ar ne? Čia reiktų pasakyti, kad Klaipėda garsėja, negarsėja, bet reiškia, viena iš kultūros tokių apraiškų visuomet buvo jomarkai, didieji jomarkai, turgus, kuriuose žmonės bendraudavo, ar ne, ten būdavo ne tik prekybiniai kažkokie santykiai vyko, bet buvo labai smagu ten visko buvo. Čia irgi nelabai matosi, tiesiog iliustracija to, ką aš ką tik sakiau. Štai tokia man patikusi skaidrė, kad, reiškia, daug žmonių, tai aš manau, kad, nemanau, bet, reiškia, Klaipėdoje vykstančiuose renginiuose, parodose, mugėse ir vasarą, ir ne tik vasarą, irgi panašus šurmulys. Įdomus šitas, reiškia, kas istorija domisi, tai pirmoji Lietuvos žemės ūkio pramonės ir istorijos industrijos paroda vyko Klaipėdoje, 1927 metai. Parodos biuras, ne kokio turgaus jomarkas, parodos biuras Klaipėdoje, Kanto gatvėje. Tai kas yra paroda, aš iš principo jums pasakiau, reiškia, kas yra ta paroda. Klaipėdoje 92 metais, čia įdomu, akcentuoti noriu, pirmą kartą suorganizuoti statybų verslo paroda parodų rūmuose. Ir nuo 1994 metų parodos sistemingai pradėtos rengti Klaipėdoje. Tai per tą laikotarpį iki šiandien surengta virš 100 renginių ir daugiau nei 9000 įmonių iš Lietuvos ir iš užsienio dalyvavo Klaipėdoje, o virš milijono lankytojų. Tai čia tiesiog skaičiai tam, kad įsivaizduot, kokią gali turėti įtaką galimas parodų ir konferencijų verslo centras. Be abejo,
visi šitie, už tų skaičių slypi, reiškia, kažkas, tai darbo vietos slypi ir atstovybė atidarimas slypi ir reiškia, sudarytų sandorių vertė ir taip toliau. Dėl laiko stokos, kodėl naudingos parodos, tai labai greit mes čia probėgsim, kas tai yra dalyvavimas parodose. Aš noriu pabrėžti, kad dalyvavimas konferencijose, jos irgi labai panašus yra. Koncentracija, reiškia, vienas iš kriterijų, gyvas kontaktas, kaip jau minėjau, nemokamas rinkos tyrimas ir taip toliau. Įvaizdis, prekės ženklas, novatoriškumo, visokie marketinginis instrumentas. Klaipėdos parodų konferencijų centras pasaulio parodų dalis. Tai tokia yra tos vizijos moto. Klaipėda yra ir sveikatos miestų paskelbtas, ir miestas be šešėlio, ir taip toliau. Tai mūsų manymų ir matymų Klaipėdos parodų verslo, parodų ir konferencijų centras pasaulio parodų dalis. Nes jeigu, kokios naudos, norint, sakykime, atlikti, norint iš tikrųjų jums pateikti nesumeluotas naudas, reiktų atlikti studiją bent jau, kuri nėra šiandien atlikta, todėl čia kažkokių konkrečių prognozuojamų skaičių ir nebus pateikta. Čia abstrakcijos. Finansinė nauda miestų žinomumas, be jokios abejonės, verslumo skatinimas, nėra kalbos, atstovybių atidarimas ir taip toliau ir taip toliau. Save gerbintis miestas, manau, kad turėtų iš tiesų diskutuoti apie parodų ir konferencijų centro atsiradimo galimybės. Remiantis, taip, sakykime, patirtim, nepaslaptis, aš esu ilgametis, vadinkim taip, parodų verslo dalyvis, tai remiantis šią patirtim pateikiu galimus plotus, kurie mūsų regionui, mūsų miestui būtų optimaliausia. Truputį skaičių. Manau, kad Klaipėda pajėgi apie 40 parodų, mugių ir konferencijų per metus surengti. Ir vėl čia dar nelygų, kas, tie skaičiai nieko nepasako. Jeigu mes čia turėtume bent 10 tarptautinių rimtų renginių, aš manau, kad iš tikrųjų jau skambesys būtų visiškai nemenkas Europoje ir pasaulyje. 1000 vietų konferencijų salė, čia aišku žinia, kad Klaipėdos piliavietėje yra rengiamas projektas ir jis jau, kiek žinau, patvirtintas ir ten turėtų atsirasti konferencijų centras. Tačiau, kiek teko bendrauti, nėra didelis, apie 200 vietų. Tai iš tikrųjų, norint prisitraukti didelius kongresus, didelius renginius, mums reikalinga turėti didelę konferencijų, bent jau 1000 vietų konferencijų salę. Priešingų atveju bus sunku tiesiog tos tarptautinius renginius čia turėti. Ačiū už dėmesį. Dabar, reiškia, visi tos kavos nori, bet visgi galbūt ranką keliam, kas kokį klausimą turi.